Šiandien pradedame realias fotografų kovas. Pirmame atrankos etape dalyvauja portreto, mados, gamtos bei gatvės reportažo profesionalūs fotografai. Jiems suteikiamos vienodos sąlygos toje pačioje erdvėje. Po fotosesijos kiekvienas iš fotografų pateikia mums vieną geriausią fotografiją jūsų žiūrovų teismui. Fotografijos bus talpinamos internetinėje laidos per objektyvą svetainėje. Šiandien pirmieji susikauna portreto fotografai. Taigi šiuo metu vyksta reali kova tarp jūsų fotografų. Jums yra sukurta ta pati vienoda erdvė, paruošti 2 kambariai. Tas pats vienas modelis, kuriam yra padaryta tas pats grimas, šukuosena. Nei grimo, nei šukuosenos, nei suknelės, nei modelio keisti negalima. Dar yra papildomai paruošta apšvietimo sistema, jeigu jums jos prireiktų. Jūs, naudodami savo intuiciją, žinias, susikalbėjimą su modeliu, turite padaryti kuo geresnį kadrą ir po fotosesijos parodyti jį mums. Mes įdėsime į internetinę svetainę, kur žiūrovai galės balsuoti už geresnę nuotrauką. Dienos tema yra žmogaus portretas. Jūs turite tam 1 valandą. Sėkmės. Taigi čia yra tas kambarys ir čia yra tas modelis. Albertas. Dar čia yra švietimo sistema, jeigu kažkokio tai reikės dar dalykų. Dabar situacija tokia, aš matyt praktiškai norėčiau, kad tu pamirštum viską, ką tau sakė kiti fotografai, ne? Ir netgi galbūt, žinai, pamirštum, kad esi aktorė. To, kad tu galbūt nenori kitiem rodyti, ne? Kartais nenori rodyti žmonės ir savo patiems, ne? Iškia tai, kas yra ten vidu, žinai. Ir nebūtinai, nesakykime, kažkokios emocijos, ko man reikės ar panašiai, nebūtinai tu tą turėsi išgyventi, ne? Tiesiog mums reikia tai parodyti kadre, ne? Ir antras dalykas, aš prašysiu kažkiek dar improvizuoti, ne? Tu neturi rašyta, ne? Kaip sakiau, tu iš esmės nėra rašymo procesas, yra daugiau tavo vidinio pasaulio kažkokios tai mintis, kurie skraido apie tą žmogų. Kaip dirba žmogaus vaizduotė? Žmogaus vaizduotė ieško visą laiką. Ta prasme, žmogus kažką tai naują atranda tuomet, kai jisai už kažko tai užsikabliuoja. Gauna kažkokią tai kabliuką, iš kurio gali išvystyti savo kažkokią tai mintį ir panašiai. Ir kuo daugiau tavo improvizacijos, tuo daugiau man tokių ir tau pačiai, ne, tokių kabliukų, žinai, ir mes tuomet gaunasi, žinai, toksai yra savoka tokia sinergija, ne, kai 2 + 2 = 6, nes rezultatas jisai priklauso nuo mūsų dviejų, ne, nėra vieno mano, žinai, įnašas, nėra vien tavo įnašas, tai yra bendras darbas ir bendras rezultatas. Tiesiog pagrindinis dalykas, vat, būtent ko mums reikia, tai būtent emocinė išraiška, bet ir tų subtilybių, žinai, vat reikia, ne, kad jie matytųsi. Ir iš esmės tu pervaidint gali drąsiai, nes, matai, mes nefilmuojam dabar filmą, ne? Šiausduok, aš darau tik tai vieną momentinį kadrą. Ir jeigu tu, sakykime, pervaidinsi, ne, vat būsi susiraukus ir panašiai, bet bus prieš tai ir po tai, ne, akimirkos tiesiog. Mažos akimirkos, kai tu būsi tik biškiai, ne, vat susirūgus ar dar kažką, žinai, ir va tą akimirką aš jau gaudysiu, ne. Ar paimk 2, žinai, va taip ir rankas, va tas 2 užuolaidas, žinai. Ir lipam iš ten. Tau liko 5 minutės. 5 minutės, dėkui. Oi, žiūrėk, man ten dar Žilvino turi likti gyva, žinai. Tai pauk, biški, dabar neskubėk, dabar kadras. Tai mes kaip ir, žiūrėk, baigiam. Kiek mes čia kadrų gavom? 609. Ačiū. Ačiū jums. Čia yra šitas kambarys ir tas. Štai prašau tavo modelis, susipažink ir palinkėsiu tau sėkmės. Žilvinas. Dėkui. Šitas man, ne? Laukiu šį.
Čia kanalai turi nusistatyti. Viskas gerai. Šalta. Multiblisas turi persikėti. Multiblisas turėtų nusirėžti. Nes dabar kol kas prie lango tenai, va, kur vėjas pučia, kol pučia. Prabėgo kadras. Tu galime batelius? Jo, tai man reikėtų tave šitoj pusėje. Arba pro mane, va, į ten kur nors gerai. Palaukiam. Lyg tai, va, vaikų kiek ir taip lyg tai. Kaip kojytės tavo tatukai, va taip. Tai tada einam ką nors kitą daryti. Tai va, gulės va taip va. Aha. Labai gerai, padarom visus kadrus gerai. Čia labai nenatūraliai įspūdžiai. Ta prasme, tas įsitempimas toks gavosi. Stabdyk. Dėkui tau. Kaip tau šiandieną fotosesija? Gerai, įdomu. Kadangi aš esu aktorė, tai portretinių nuotraukų man visada labai reikės. Tavo fotografas labiau tave atskleidė. Žilvinas ar Albertas? Aš manau, kad Žilvinui pavyko labiau. Aš nežinau, koks bus rezultatas iš tikrųjų. Aš manau, kad jam pavyko labiau dėl to, kad jis bandė įsiklausyti mane, pats mažiau kalbėjo, leido man prisitaikyti, tarkim, prie užduočių, prie interjero. Ir jo pasiūlymai buvo tikslus, bet buvo trumpi ir konkretūs. Tai kaip, Žilvinai, tavo papasakok sekėsi šiandien fotosesiją? Ar esi patenkintas? Sunkiai. Labai buvo karšta, visas sušlapau nuo prakaito. Sąlygos nežinomos, modelis nematytas. Ta prasme, teko prie visko prisitaikyti operatyviai. O kurią nuotrauką išsirinkai ir papasakok truputėlį apie ją? Tiesiog, kai mes pradėjom fotografuoti, pradėjo kilti audra, buvo pravertas langas ir labai gražiai vėjas pagavo plazdančią užuolaidą. Tai yra kažkoks ekspromtas, tai yra vėjas, tai yra kažkoks, net nežinau, kažkokia energija pašalinė. Tai ką, Žilvinai, dėkoju tau už puikią fotosesiją, tikiuosi tau patiko, nebuvo nuobodu. Dėkui. O tarkim, Albertas, jisai viską susakė pradžioj ir pabaigoj. O tuo metu, kol aš dirbau, aš tiesiog lakščiau, nes tą informaciją reikėjo, bet čia ir dabar per gana trumpą laiką įvykdyti. Ta improvizacija, kurios reikalavo, tarkim, Albertas, negali įvykti per tokį trumpą laiką, nes turi įvykti visų pirma kontaktas. Bet kadangi jis buvo pirmas, tai ir aš apšilinėjau savotiškai, ir jisai. Aš matyt ją ir paliksiu spalvotą, tik paryškinsiu spalvas, pridėsiu kažkiek kontrasto ir čia ta mėlyna spalva, jinai turi būti paryškinta šitos žalios spalvos, tie plėmukai žali. Irgi turėtų būti paryškinti ir dar sudėti, reiškia, siužetinę liniją iš
tose patalpose stebėjau, kur galima įpaišyti žmogų, į ką įpaišyti, ne, ir tas paveikslas, ir plus, reiškia, gyvai ten yra auskaras, grinai veido dydžio, ir į tą auskarą aš patalpinau mūsų modelį, vėlgi akytės čia užsimerkusios, man tas tai galbūt šiek tiek bus jo apkertas va tiek. Fotografai daro tai su Photoshopu, o čia labai geras sprendimas yra padarytas gyvai. Aš visą laiką taip darau, aš praktiškai nemėgstu ir nemoku netgi dirbti su Photoshopu, ne? Aš viską, ką darau, aš darau gyvai. Ir jeigu man reikia kokio specefekto, reiškia, yra pakankamai, arba galima naudoti tilto objektyvą, galima, vat, kaip šičia, ne, paimti kokį sprendimą. Jo. Tai ką, Albertai, dėkoju už gražią kovą ir laukiam balsavimo rezultatų. Ką tik baigėsi realios fotografų kovos. Jeigu norite patekti į realių kovų čempionatą, siųskite nuotraukas į mūsų internetinę svetainę. Susitiksime kitoje laidoje. Laidos partneris – greičiausios pasaulyje profesionalios atminties kortelės SanDisk. Sugauk geriausią kadrą. Laidą remia 1 kvadratinio metro sporto klubas visai šeimai femgym.lt.